sportas yra toks labai stiprus narkotikas, kur jeigu jau kartą jis tau patiko, jau visą gyvenimą tu su sportu ir gyveni. Pradedam tada bėgimu. Gerai, 3, 2, 1 ir bėgam. Gerai, tuo pačiu tempu. Crossfitas yra fitnesas visiems. Visas treniruotės, arba kitaip sakant, fitneso visa programa yra pritaikoma kiekvienam žmogui. Mes naudojam funkcinius judesius. Tai, ką darom kasdieną, tupiam, nešam, stumiam, tai, kas yra natūralu. Trauki viršų, rankos grįžta atgal, nuleidi svorį. Gerai, šunuolį. Jėgos reikia, ištvermės reikia, kardio reikia, bet labai smagu, nes tai grūdina. Iš tikrųjų tai nenuvargina tavęs, o tave pakrauna. Per crossfit treniruotės tiesiog sprogdinam kalorijas, galima sudeginti daugiau negu 1000 kalorijų. Per 3 mėnesius buvo, kas atsikratė daugiau negu šiek tiek 15 kg. Svoris nėra pagrindinis aspektas, mes žiūrime, kiek tu turi raumenų, kokia tavo riebalinė masė ir tada kokie tavo yra tikslai. Padėsi rankas į apačią, iššoksi į spaudimo poziciją. Padaryk tą pat. Pum, iššokiai į spaudimo poziciją. Jausmas yra geras, kada tavo protas dirba kartu su kūnu ir tu darydamas pratimą jauti ir savo raumenis ir tai, ką tu darai. Solveigos fizinis pasiruošimas yra pakankamai geras, bet matau, kur galima tobulėti. Šiandien buvo mano pirma treniruotė, tai tik įžanga į to, ką aš žadu, eiti sistemingai, treniruoti, siekti rezultato ir būti geresniu žmogumi.